kad dar atėjo laiks man kažko pamatyti. Jei tau kils klausimas, kodėl čia prasideda man filmavimas, taigi dėl to, kad neplanavau filmuoti. Šiandieną grynai eksperimentinė diena. Važiuoju bet kur be žemėlapio, o ryt jau kažko bandys orientuotis prie žemėlapio. Super įdomus reiškinys. Įžengiau čia į tom teritoriją, tik mažą pradėjau galvoti, ir net šnekėt nelabai noras. Tokiam dideliam mieste, tokiam dideliam šurmuliui, o esu žiauriai ramus. Net pačiam keista. Kažko nelabai pradėjo sektis. Tai bent didžiagalius. Bet rimta kažką čia keistoka. Vakar kojelis nebelieka. Šiandien vėl. Vat parazitų irštą. Iškiau čia toks šurmulys. Ogi dėl to, kad šiandien čia svečiuojasi Zelenskis. Kad visą laiką kažkas įdomus atsitinka už kelionės. Tai šį kartą pasirodo buvo taip. Vakar manam sustabdė random žmogus. Pasirodo, aš moku lietuviškai. Saka, kur tu varā. Sakau, nežinau, ieškau leitelis, kur jau palapens statīt. Nu, ir žmogus sakė, nu ir varom pas man. Sakau, kodėl ne? Tai vat, papasakoju čia apie tom senamiestį dar. Pasirodo, man statė vokiečią. O ta didžiulė bažnyčia, net 3 sykis degus. Bevaradama. Ten policija ir ne tik policija. Oi, koks dėmesys tam Zelenskiam. Tai ko dar nepaminėjau apie to nestą, kuris parodins man savo keliones. Tai pasijutavus netep, kad aš beveik išvis niekur nebuvęs. Mat šį kartą ir ypatinga linksma, nežinau, aš dar koks 2 dienas čia bus, nebiški, nesinoriu niekur skubėti. Ir šiaip labai gerai pojūčiai. Nu nežinau, kaip esu šito kelionėje, o tik pateikti, nu super gerai.
Tai bent pylėm. Gal dai pasiglostyt? Ne. Bet šiaip įprastaniai pasitė slidus, kiek aš jas tik bansons prigauti. O šits tikrai nebailys. Muziejai čia kainavo užknisančią. Tai į Daugelį aš jau neplanuoju varyti. Vodka vis dainel šiandien lies. Ir iš tikrųjų labai daug dainų. Ne vien žmogaus, kai nebesutinku. Tas prastas oras atbaida čia tokį tipo užmirštą vietą. Da tokio vieto akmo. Renkas čia. Jau daug rimtesnis. Daug rimtesnis. Lietuva tikrai tokį nėra. Didoma. Nepalyginti to barstyčių. Kasgi toliau? O tokio užmiršto vieto toks. Kiaus čia suknis tokio. Tokia labai daug šaknų užsiknisavo. Tai dar neužlėpti negali. O čia įdomu sugalvoju, deadliftinti gali. Davai, sakiau. Ten dar kažkokį. Короче, да, релиз gal. Čia tokia yra lengva. Nebuvau plano čia atsidūrti, bet visgi atsidūriau. Padarė padanginio dar memorial, mums net neišėstės. Ko, pagaliau nebelin. Didžiausia, ar viena didžiausia gyvenimo aktualiai. Ir niekada nesibaigo, ir ko gero niekada nesibaigs. Čia jau bus rimtos technikas.
nuoširdžiai manau, kad muziejus buvo rimtas. Kažin ar girdot, ar ne? Žiauris centrelas. Brangiausias, kada lankyti muziejus. Nesuprantu net kaip, bet atrodo efektas didesnis negu tikra prijūsti valandą. Įdomi. Tenk pripažinti, tam muziejum buvo pamatyti daug nematytų dalykų. Reta jau tebebūna. Labai reta. O čia prieš tam 206 tonus. Gaila šis uždaryts. Ir bus atidaryts tik 27. Прикол, dviratis su tapyšmė. Čia lemą savartin, seniai laukiam savartin. Tokių velnių šitą. Žinau, iš tikrųjų tinka, net liep niek ten nebus. Kai sunkiai čia atrasti, kur palapin pasistatyti. Vakarą irgi vargal, kol pasistačiau palapin. Bet jo, muziejus tai buvo vienas geriausias, kad buvau. Čia jau jo.
į Dūmą, ar aš rytoj jau iš čia išvažiuosiu, dar abejoju, vat. Čia yra tikra daug visko. Čia tai jau karjeras. Čia jau gražus statinys. Čia tai jo. Apsapjauškams šitą dainas man įsimintiniausia šio kelionė pakolkas. Ir pilaitė šitą. Parkas. Bet ramiai daugiau kažko pamatyti negu kaip gamtai. Iš tikrųjų, aš tų parkų čia privažinėjau. Ojoj, kaip daug. Ir praktiškai ne vienam nieko nėra. Ta paprastas miške takėlis ir viskas. Pats tuo. Nemanau, kad aš dar šiandien iš čia varau. Kažin, da ką rytoj bus. Žiaurė, daug tų dviračių takų. Nu, važiuoti vis pista atrodo čia gali. Nesibaig čia viskas. Kada jis vienas veikėjas man sakė, neapsimok važiuoti to miestą, ten nieko nėra. Nu, aš su mano stipriai nesutinku. Čia tai taka neįspūdingiausia. Net labai daug, nu, iš tikrųjų. Bet tai jaukinga buvo ten tas šiukšlinis, pamatė, kad filmuoja. Tai taip slidis, kad čia atsisakinėjai, dar žiūrėjai, ar toliau nefilmuoja. Nu, aš nesiu šiandien paslydus. Čia jau, nebejaukinga. Pastačiau palapinę, kadangi iš 2 dalių, tai tu jau daug nebūna privarė. Nu, dar vis naktys. Žodžiu, vat pirms kad šitą palapinę atlaikysim, ar kokį kruopinį, kokį čia rašė. Bus matyti. Sunku netgi palikti šitą miestą. 4 dienas išbuvau ir to ne visai noras. Reikia kažkur kitur dar nuvaryti, aišku. Labai gerą įspūdį palieka. Miestas. Viskas kaip išplanavimams. Apskaita labai gera. Tikus dar kada nors čia sugrįžti. Nu, dažniausiai, kur tik tada būdavo, tai vis tiek negalvoju antras įvaryti, jeigu jį labai toliai. Nu, žinai, aišku, kas kam toliai. O čia įspūdis didelis padaryti. Nu, noras čia būti. Nutolus jaunas užtienis. Eismą, gal sakyti, čia nėra. Per kokį 15 minučių vien mašiną pralenk mane. Taigi, kas toliau? Mano prisiminėjimo laido. Ir čia paleidus, kad jau turėtų būti kažkas rimta. Ir kokių dar laužų čia išlėkia.
Įdomi atmosfera, čia labai įdomi atmosfera. Bet tai laiką, kai jau daudavas, tokius tvartals, fermas apleistus. Kol kas tai net atrodo, kad net nesaprantu, kuo įdom čia tą teritoriją. Vat, prisimintus laikus, kad apie taudos einus laikraščias. Kalbant apie tos laikraščius, čia nemaža kambarių laikraštės klijauti čia. Žodžiu, ką pagalvai, nežinau, kuo aš ten iškodavo tos tvartelius, žinai, senas laikas. Bet, baigėsi tie laikai. Jau į tus savartynus tokius nebereikal, bet vondžia. Žiūrėk, čia tai jaukinga, čia turbūt ir neseniai padaryti. Tas laikas negalėjo būti tokių dėžučių. Čia jau ir idėja. Gėliką pastatyti, kaip greitai. Kas čia gera? Ko gera, kad nieko gera. Bet aš šitą jau trūknus. O čia tokie jauki veitelį. Pastovė tos lovas čia tokius labai geras da išlėkus. Didžiausia linksmybė veikti turbūt. Geriausia, linksmiausia ledas laiks. Va, realiam pačioką. Neįsivaizduoju, kas tai. Tačiau nesuprantu, čia daug ir lėkia, ko pamatyti, čia didelė teritorija, o jau nepabaigia. Linksma čia būtum pagyventi, ką? O išėgi lauką. Kad čia, sakyčiau, neįspūdinga veids, tikrai. Tikriausiai linksmybė veids. Prausykla. Prie salės. Palyginus prieš ten galvą. Čia jau padariau. Čia jau 4 tokių hatelė ne visai daug vietas. Bet čia nepasirinks, kai jau prisidirba. Bet beveik kiekvien matai skirtingą. Tokio tamsu prasideda tikrus įdomus, ką? Čia katals kažkaip. Šiandien dardėsiu dar klausimas. Įvilkite apčia. Tai šitą paprastą matrasą. Eitelį ir išties verta sumastyti apie savo poelgius gyvenime. O, kokia pagoda.
kai galėjau su kažkuo pasišnekėti. Vat ir oficialis. Sėdi čia, ramiai. Čia jau nusiaubė gyvulė. Tas bandė pabėgti. Prasidėjo toks trūkums, sunkoms, besuprasti, kur buvau jais, kur nebuvau jais. Baigas jau. Ta ekspozicija, ta čia reiks bandyti kažkur įėti, kur nebuvau, bet panašu, kaip ir viskas. Visgi klydau, dar ne visur buvau jais. Čia panašiai pasilinksminimų salė. Negi čia su vėbu mašinu. Aš tikrųjų neįsivaizduoju. Kaip ir sakau, šitą pastovę ir pastovę su laikraštės kliauda. Čia buvo šops kalne. Pasakyk, kad čia nėra jauku. Bet aš čia buvau gerai apsigavęs, kai galvojau, kad aš čia visur išlakščiau. Žinai, bairis, kad aš čia jau esu beveik 2 valandas. Panašu, kad jau dabar tikrai viskas. Tai vat, po tokios vietelės, tai noriu sakyti, kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus. Kai nelyn ir šnekėt labiau noras. O čia tai jo, tikrai gerdainėlė buvo. Kažkas paslinka, tu iki čia suvilkti. Atrodo tikrai nuostabia. Tikrai džiaugus, kai šit vietelę atvariau. Kad vėl prabėga greta daina. Jau greta ir vėl reikia statyti palapinę. Šitą kažkas dar taip tebe gyvena. Klasika. Gatėsas atvyk čia atkarpą. Ir jau taip norėtų statyti palapinę. Nu čia tikrai anos nepasistatys. Aš nebuvau maskė. Kažkas tai gražiai ant vandens bokštą. Šiandien nelabai ko parodyti. Dar viena pilaitė šio kelionė. Bet jei muziejus čia nebesu. Užtektina šio tų šarų ir kalavijų prisižiūrėjo. O kaip ir sakiau, čia muziejuje beveik viską, užkniusant čia. Daug įdomesnį išdėstėm pils. Pasikėlėm strokų ir valandos, bet bent jau lietus baigės. Čia vis matyti daug backpackerių. Nebėjau taip, kad kažkaip dainis važiuoju čia. Nu, vat nežinau, kas čia yra. Negi koks malūns ar kas čia. Gal, ką žinoma, malūns.
Nu, žodžiu, nežinau. Komunos namas kažkoks tai buvęs. Bet šį kartą jau to nelien. Daug valandų jau. Jeigu atlaikys palapėn, jau traukiu palapėn. Kad nerastum, kur čia disko golfą pažaisti, tai, čia jau taip tikrai nebus. Pastoviai tai parką disko golfą. Ir ką pavadintum šitą vietą? Ko gero, kad akmenins. Visai gera man čia. Susižiūrėjai šitą vietelę. Pasinaudot kranklį, čia gal pirkinėtus voniai. Šiaip iš pradžių neplanavau gert šitą žmonės, bet atvažiavo tikrai daug žmonių. Prisipilti čia, tai mus neužsilenkina, nevėjams. Reiks Simon užsipilti tropnė. Nustebtum tikrai, kiek čia tų žmonių atvažiavo užsipilti to vonės, man valgant. Žodžiu, tas toks kaip kvapą to, šitas vanduo. Bet skonis tikrai specifinis. Ko gero neužsilenks. 15 laipsnių dėjom. Tai neminu, be megztiniaus. Netep įsmagė. Netep jau linksma, tas akmenį važiuojas. Bet vais pagrindė va toks. Prasidėjo tų pastatų. Pagaliau aš važiavau iš tų akmenų. Tai pamatys, aš dar einu. Tu iki tą kėlį. Tai tikrai aš anau jo nebevažiuosiu. Vat primet ne vieną žmogaus tokią vietą. Tu iki šito jo nebuvau matęs. Na, čia būtų buvus gera vietelė palapinė. Gaila, dar toli kieno statėm šiandien. Kad ir kas čia yra buvę, gamta jau yra pasiglemžus. Nebloga. Vat atvažiuos čia nesu dviračiu. Būtų duom čia vesto teritoriją iš tikrųjų pasėti. Flashlight nes pasiimsiu. Nesitikėjau, kad bus toks didelis tas pastatas čia. Lemba flashlight jau gerokai nusėdęs. Kažkokių gerų čia kalvaradų.
dar karinį paveldą. O čia jau rinktus didelis. Kažkas čia. Vat kur pagerti alaus, tai va tokiu veitu. Kadaise panašiam buvau, ne? Jo, šitas super saugia lėpti. Čia gal geriau ir nelėpti, nežinau. Ko geriau nelėpsiu. Neaišku, žinok, ten yra gelžys, o kas ten mano. Nesijaut, ir čia jau labas augus, tai laiptelė. Bet ten, kur buvau medinė, tai buvau taug, nesaugiau atrodė. Superinis statomą. Stovonin iš to kraną. Nelabai man besinori net anan begerti. Smird, dundam. Nu, kas per velnio iš tikrųjų. Parašant stendą kažkokie. Legenda įvaro ten piltys. Duomas iš kokių lopą, išai kada nors kažkokius tyrimus darys. Kažkokių legendą sukūrė. Įvaro žmonės ten neaišku kom piltys. Labai įdomu. Reiks naktį patikrinti. Ai darys kas nors kokius tyrimus. Aš turiu stiprų įtarimą, kad ne. Man žodžiu tikėti paprasta neišėt. Aš tai įsipyliau, kur aš nenoriu šito vandens, o parduotuvės dabar tai nėra. Bunkę. Nu, čia visko apės, tai nežinau, kaip čia to laika. Pasibaigė jau bunkerė. Teka girdėt, kad kai kurie keliaujam būtent palei švyturius. Manau, Lietuvai taip nebus visgi. Vat gerą saulioką idėją. Nuostabus vaizdelė. Prasidėjai pušyną, eglyną, labai geras vaizdas važiuoti. Ir tokia vieta ateinam šiandien. Nu ką ženkon čia dadėt atsilipėms su akmenį. Načas per lyt, kuriuo čia bus nekvirtavom kepą. Jau vėl lien. Nu negailestingas, šiandien jau su tau litų myra. Dasigavo iki pirmąjį malūną. Visgi vidau. Pager, nevažiuos. Vis tiek bus viskas tas pats. Vat kuo nemačiau šio kelionė, tai seną ąžuolą, anie turbūt neaugin. Sakyčiau, neblogi idėjai, tu iki savo kėjim turėti. Čia vat stata jau nauja. Disko golfą. O kad aš anot žaistų, vien tik tą mačiau. Pasikeit kraštovaizdis. Tikrai geras eitelis prasidėjo. Iš šitą gali atvaryt pernakvoti. Panašu, kad šiandien bus pirmoji diena,
Kai šmėgos kemping. Kai prasidėjai, tai prasidėjai. Džiuginant gamtą. Per iš tikrųjų. Buvo daug jūros šio kelionė. Bet turbūt kol kas šį vietą labiausia. Kon tik čia va suteikęs kietą bikepacker linką. Tai ir vėl pasijutau toks super menks keliautojas, kuris pasako į Korons Bikes. Toks čia tas ir kempingas. Bet gerai, čia bent žolės nėra. Reikės šiandien tropinę apsižiūrėti, na ir žiaurė nenusisekus taštis. Kačperliai visiškai šitą kelnis. Kelnis visiškas šlapis. Naktis, karočiui, šaltas jau. Visiškai nevasariška. Čia žinojus, kad čia tokių vasarą būčiau sužeimį. Va ir su dabar. Iš tiesų gal palik šit veitelį. Na čia fainai pasidarė. Ir dar net nemūryta. Pradedu galvoti, gal net reikia keisti planą ir imti šiandieną čia pasilikti, tiesiog pakimarinti. Nes gamtelė tai jo, wow. Sulėtėjo ir labai sulėtėjo čia atvarsti. Aš jau dabar esu tos nuomonės, kad iš visų savo kelionių su dviračiu šita yra pati geriausia. Bėgs esams ar ne? Va tai jau niekur nesibėga. Matuot, kuo čia yra autobusų stotelis. Skaityk. Lyna, audra. Jokios problemos. Ir vėl. Bet nežinau, kur aš čia atvariau. Bet biškį čia įsimesu. Sen nebevau kopstumaitis. Dar truputėlis karinį paveldą. Negi bus tokie patys kaip vakarą. Panašu į to, kad kaip tokie patys.
Turom sienas jau tikrai galīns kažko atlaikīt. Un čia vat kā patroda anksčiau. Ilgai reikia ielākt jeltu, bet stīklēju, te bērn par banka, ka šeit paskrāja. Viena jau, kempings, jau. Bet čia te pavėsien sudėtinga čia pamatyti. O čia tai jau, kā priklauso. Atrodo, atsidara tam botelį, kaip plastikinis. Bet nėra jos marės, kaip iš to gelžgaliaus. Septynis rytą. Giedra. Bet atrodo, kad vis tiek bus lietas. Būtų smagiai šitą kailėtuvą galėtum te paimti, palikti. Ir tau nieko nenuknėstų. O tu priiminsi tada, koks šiaip pasitikėjimas žmonėm. Visas atrakinti. I čia tepa. Gerą atidėję. Končtą iš rostų gali padaryti. Tikrai nebloga atrodo. Nu čia aišku, bent jau man. Nesimato vėl dabar. Gera veitelė. Aš naktį nieko gero nemygoja, tokias nuotaikis nebuvo. Bet va čia atvaręs pramaiš. Ir net kavos nereikia gerti. Grina esu žvalus. I love where they come and go, but what I need it never knows. It's the chase of time, it's the fear I'll fail. It's never knowing who I am. It's where I'll go, it's what I'll see. It's what it takes to chase that dream. It's the peace of mind, it's the fuel to the fire. It's the end of the world of my desires. It's the things you feel when you're in your head. It's all you know. Negi galvoja, kad nenusileis. Ribuojas, man, šitą veidą. Ribuojas. Šito kelionę davėjim, tik panašiai veitlis, man. Vat nesutiekti tų laukinių arklių. Vat kas bloga. Nu, aišku, čia toks yra blogoms. Gal pavyks visgi. O buvo giedra. Disko golf. Nu, bet vat senesnį ąžuolą taip dar ir nepamačiau čia. Tikiu, tai tikrai nesitikėjau čia suteikti. Aš nebėščiau, nesitikėjau čia pasirodo trūpnus miestų, trūpnus judėjams, trūpnus žmonių.
Ir dar viena pilaitė. Ko šią kelionę nemačiau, tai jūras ir dainos biletaras. Gerai atrodo, ne? Šiandien prasideda nuto. Šiandien nuvargs jau ta stipri. Įkaliau kavos, atsigavau. Dabar jau gal vykdyti toliau programą. Sąvartyną, žodžiu, čia. Iš kur čia, turi vatai šitą priknėsti tų skardinių. Čia. Gal nenulūž. Langų. Sutemp čia kažkaip lauža čia. Gal kaip garažą dar naudoja. Dažniausiai atėdams toks veids nebnasijam. Šalno. Žodžiu, dabar nusijėmiau ir įsikirtau tropnai kravį. Kažkas tikra klasiška važiavo. Vajetau, kas čia beatsitai? Taigi, rašė, kad čia buvusi tvirtuoja. Domo, be pamatys, kur nors žaidant ant disko golf. Teik pastoja čia nueina, o ką žaist, tai nepamatys. Turbūt pastebėjo, kad nelabai įdėt bažnyčias. Nu šiet kažkodėl įdės. Gera. Šiandien vienas iš įdomesnio. Vidau. Ir vėl nieko įspūdinga. Šiandien jau virš 100 padaryta. Šmyga technikas dar pažiūrėti.
Nu, panašių jau čia buvo šio kelionė, bet čia nemokama ekspozicija, tai why not? Čia kas buvo, esi duola. Nu, tu ik nemačiau. Tu iki vat nebuvo da. Jau tu ik pirmą kartą nutrauktas. I tu ik nelabai buvo matęs. Tokie dalykai tikrai džiugina. Kopėčias, tu esi paliktas. Nieks negalvo, kad kažkom pavogs. Va šitą žaislų pelną pristatyta. Visai kitoj kultūra. Panašu, kad paskutinį dainelį jau čia. Reiks jau judėti link namų. Šitą tikrai gerą padarė. Ir emocijom prajausti. Monumentas. Nei užrašyta kas, nei ko. Ir va tu iš tą teritoriją da išpjaut žuolį. Vat pasirodė trefais, jis netgi stočiu tą malūną. A per muziejus čia kažkoks dar skaitovas. Pagaliau vasariška daina. Dėl plano šiandien paskutinį daina. Bet taip kažkaip nelabai ir noras iš čia išvaryti. Netrūka visgi tų malūnų šio kelionė. Atvažiavai davė į nuostabią vietelę. Stolbinam vietelę. Užskaitau. Labai užskaitau. Tai bent. Buvau čia jau turbūt kokias 2 valandas. Nenorės visiškai palikčiau tas eidas. Ir pagaliau matyti arklę. Akmuo vaiduoklis vadinas. Ar vaiduoklio akmuo. Bet pastovus reiškinys, kad mašina вообще kiek posė pervažiavo, kad tais tik tą neužvažiuoti.
Mes per minutkę nesuspėjau. Ko gero paskutinis malonėlis. Atplaukė į lytą. Vaje, ką pašanojau pasiilgau. Kas per platums kėlė. Dvijaustas. Šitą driftinti kažkas. Čia jau truopne galėtum prisidirbti. Nežinau, kam čia yra reikalas. Karek atrasti, palapin, kur pasidėti. Pastoviai yra problema. Šiandien 5 kil, važiavau, nebebuvau, netgi ko parodyti. O Latvijo, karačiai, bei netinė atveja, kai nerasi, kur pasidėti palapin. Tai nežinau, kam čia yra reikalas, tikrai nežinau. Ankstyvą rytą. Ką žin, ar ir vėl tipinti savo artins, ar kažkas įdomiau. Didelis pastats bus, bet kad nieko čia nematyti. Rimta, taip gaunas, savo artynus padar tokios veiklos. Ar varavat iš tokių veitėlių ir nelabai kon paprasmės, bet ar kon parodėti. Kad tokį dalyką kažkas būtų paliekęs, dar niekur nemačiau. Gal čia nukabinti, matau, kad niekur nėra. Visokių čia tokių, su katras dar gerai pakalbėti, kaip čia sanas dirbti. Prasidėjo, vat jau rimtesnių. Išalkis. Pusdienį čia praleidau. Kaip tokiam dideliam miestui nebuvo super daug ko parodyti. Turbūt šiandien jau Latvijai pasieksiu. Įdomi. Tikrai įdomi. O čia nemaža prisklaidžiuojas. Pirmą dieną, kad taip nepaslenku be minti. Ką žinau, aš tam Latvijai šiandien. Inkilynas. Daug labai minima, o labai maža ko parodyti. Nežinau, vat keista, kad šiandien taip greit pavargau. Būtų bokštėlių beveik nei vieną led lėpti. Manau, būtų buvę daug įdomesnių vietų prie jūros, kur pastatyti tokį bokštėlį.
Nelabai, aš suprantu, kas čia pat perėdėjai. Ir dar viens prie pat. Jau šiandien aš nepastinėsiu. Po to vėl galės bus gynus mėguoti. Savo sakėm, šis buvo kempings. Nu, 5 dienas. Ten net naktį kažkas su motociklu atvarė. Galvoju, kas čia per velnę, neišjungus to varikliaus. Va čia buvo labai gera atkarpa, kempingų prasme. Pastoviai, kur buvo nusimesti čia palapinė. O ką pagalvoju, to pačios Saremo 3 kilų pastoviai iki kempingų. Iš kai kurių atkarpų dar daugiau. Tai nelabai iš tikrųjų, kai esi tik su dviračiu. O te pasidėt kažko brūzgyną. Toks iš įdomesnių molų. Labdien! Šitą ir iš čia tokio eito. Šiap jūra, toloka. Tas atsvarajo į Latviją, muziejus tik 2 eurą. Bet kažkaip aš nesusidomėjęs. Abejoju, kad aš čia kažko naujo pamatysiu. Šitą vat nebent į kadrą papals. Jo, šiandien nebloga kaitant solėn. Buvo iš tikrųjų ganėtina reikalo čia su dviračiu atsigavint. Kažką važiuoju aš link tų namų, bet labai jau atsileidus. Kokia mane labai buvo masė. Nu negi irgi vandens boks baisa. Kažkam visgi neturi graždėjo. Buvo reikalų iš tikrųjų. Ką prasidėjai, tai prasidėjai pilna žulno. Man radau, reiks parsivežti. Bet čia taip pamynio, trop nepamynio. Pilskans. Nelabai buvo Pilskans čia kelionė. Pasakų herojaus muziejus. Gal jau šiandien nebedarom. Nu, aš tikrai nelauksiu. Rytojaus doma. Čia jau įtropniu. Jau čia tropnus, tikrai tropnus. Na, šiek aišku. Aišku, kujelis nėra. Te, pasak herojo. Jau rekordiškai šiandien kilų padarė, datų į karštą dieną. Jau šiandien kur bevariau, ten jūra, dėso, pilnas žmonių. Beveik nebuvo tokių vietas, kokia nebūtų Maslovskis. Čia gar dabar čia batai išvešči, nesąmonė dviračių, taksi, karek apvažiuoti, pilna tų žmonių, nesąmonė. Viskas šiandieną. Ir čia pavariau iki Rygos kembelėk. Tai ir to įnumus turbūt bus. Dar tik 9, bet jau tropnė šilta. Ko jau trūka Estijoje, tai ežero. Ko tu sau galvoji? Nāk. Išsitraukia irgi. 3-4 šakai valėtų. Riņķis nedaugi Latvijai, kad linksma, kalījum. Čia tai atsakingi darbininkai. Sekmadienį, lynos. Ir kas įdomiausia, neužsigesint savo keturračio. Have a nice day.
Manas, ka ilgai jau nebelys. Dviratis tā, ka nebelieka uz ko. Ne pirms tik savu te pats garsiam atvaris čia, atrodo latvių kalbos nėra. Kad tik tą girdi rusų. Dabar betrūksta įstoti baikerių klubą, užsiauginti didelį parapaną, įvaryti ant metalo. Paldies ministriem! Nežinodams no tā papuoliau dar ir susibūrėjom. Nežinau tiksliai, koks čia susibūrėjums. Baučių tų lietoj pilna, bet net neklausė didelės teisybės, aš ten nesitikiu. Žodžiu. Čia va įmon mėgstamiausia vietėlė šitą miestą. Sakė, for fun tas renginys. Tada nebuvau šio kelionė. 2 valandas prasidėjo ant sauliukų. Biškį nukirpau atkarpą. Šiandien jau bus numus. Nu, tu atkarpo jau ne vieną kartą važiuot. Nebebūtų vis tiek man pamatyti. Koks turi būti grybs, kad dviračių taką daryti. Garantuotas, tu dviračių pats nevažiavom. Baigės kelionė. Sunku rimtą patikėti. Taip dabar įdomi atrodo. Teik visko buvo. Ir dabar grįžau vėl į rutiną. Net nežinau, kas dar buvo įspūdingiausia šio kelionė, jo ilga galvos. Dar čia kažkiek tų kilų lieka, paraminti. Bet kažkodėl atsiminiau dabar to smirdo ant fondė. Nu gerai, ką aš teik, tai geriau. Tai turbūt teik, nežinau, nelabai daug jau minčių galvo, ko be papasakoju. Turbūt buvo ko pamatyti. Nemanau, kad prilips man tokia forma. Bet buvo juokinga pasvaikti su ant čia biškį. Sakiau, čia teik belieka. Ką priekinį nebelieka paraminti. Tu jau daisi tėvams.